Ir mums yra labai svarbu, kad mes galėtume įrodyti, kad darbuotojas yra neefektyvus darbuotojas. Virto Maksimos stogas prispaudė žmones. Ir visi žinom tą faktą, kad visą dieną toj parduotuvėj kaukė sirena. Gaisrinė sirena kaukė. Ir dabar pradžioj tai tokia man, sakau, tai kaip tie žmonės, tai ką jie mąsto, tai kaip jie galvoja. Girdžiu kaukia sirena ir aš einu pirkti kefyrą. Nors sulaužyti stereotipą, kad rizikos vertinimas yra ne tik vienkartinis procesas, bet mes galim tai pateikti kaip nuolatinį procesą ir patys specialistai gali tą puikiai savo įmonėse atlikti. Bet jeigu mes tik užsidarom į tą dėžutę, į savo pareigybių dėžutę, mes nematom, kas vyksta aplinkui mus ir kolegai, jeigu kažkas nutiko, mes galim tiesiog jo nematyti. Tai aš noriu skatinti atsakomybę, kad mes nusimtumėm tą dėžutę ir pažiūrėtumėm aplinkui, užduotumėm savo klausimą, ką dar aš galiu padaryti, kad pas mus įmonėj sumažėtų nelaimingų atsitikimų skaičius. Visų pirma, reikia kažką veikti, ne tik tvarkyti popierius, bendrauti su žmonėm ir vis tik imtis tos iniciatyvos, kad specialistas tikrai gali daug ką padaryti įmonėje. Nors iš tikrųjų tai, matyti ne pats parašas viską lemia, bet faktas, ar darbuotojas moka elgtis saugiai ar nemoka elgtis saugiai. Įdomu buvo tai pasižiūrėti, kad dirba mūsų įmonė ir kitos įmonės tikrai dirba tą linkme, kad būtų saugios, sukuriamas saugios darbo vietos. Iš viso ta aplinka pakeičia, duoda impulsą tolimesniam darbui. Nes kol yra žmogus, nelaimė gali būti. Bet mes šioj konferencijoje ir apskritai labai daug šnekam, ką reikėtų padaryti, kad tų atsitikimų būtų maksimaliai mažiau.